Šį gražų pavasario rytą, kalendorinio pavasario rytą atėjusiu švęsti antrąjį gavėnios sekmadienį. Šį sekmadienį švenčiame kaip ypatingą sekmadienį kiekvienais metais. Jau antri metai iš eilės Lietuvos vyskupų konferencija paskelbė pirmąjį kovo mėnesio sekmadienį maldų už pasaulio lietuvius sekmadieniu. Taigi šiemet buvo pasirinkta mūsų bažnyčia. Iš šios bažnyčios gyvai Lietuvai yra transliuojama į Marijos radiją, tad sveikiname visus klausytojus tenai ir melčiamės už visus lietuvius. Sveikiname visus, kurie čia atėjote. Ir kaip garbės svečias ir mišiom vadovauja Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai, prelatas Edmundas Putrimas. Taigi sveikiname jį, sveikiname visus. Tegul bendra malda ir vienybė jungia mūsų širdis, mūsų gyvenimus, visą mūsų tautą įsisklaidžiusią po visą pasaulį. Broliai, seserys Kristuje, atsiliedami Dievo gailestingumą, nusižeminkime ir prašykime nuodėmių atleidimų. Prisipažįstu visagalim Dievui ir jums, broliai, seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai, seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas, atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžiną gyvenimą. Amen. Melskimės. Dieve, įsakęs klausyti tavo mylimojo sūnaus, prabilk į mūsų sąžines, nuskaidrink dvasių žvilgsnį, kad galėtume išvysti dangiškąją tavo garbę ir ją džiaugtis. Tu prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Iš pradžios knygos. Norėdamas išbandyti Abraomą, Dievas užkalbino: Abraomai, tasai atsiliepė: aš čia. Tada Dievas kalbėjo: paimk savo sūnų, savo vienturtį, kurį tu myli, Izaoką, nuvyk į Marijos žemę ir ten ant kalno, kurį tu parodysiu, jį paaukok kaip deginamąją auką. Atėjus į Dievo nurodytą vietą, Abraomas pastatė aukurą, sukrovė ant jo malkas. Abraomas jau ištiesė ranką ir paėmė peilį sūnui žudyti. Tada iš dangaus jam sušuko viešpaties angelas: Abraomai, Abraomai, tasai atsiliepė: aš čia.
Anas kalbėjo, nekelk prieš berniuką rankos ir nieko neskriausk jo. Dabar aš žinau, kad esi atsidavęs Dievui ir nepagailėjai man savo vienturčio. Pakėlęs akis Abraomas pamatė, už jo avinas buvo ragais įsipynęs brūzgynę. Nuėjęs ištraukė jį ir vietoj sūnaus paaukojo kaip deginamąją auką. O viešpaties angelas antrą kartą sušuko iš dangaus Abraomui, sakydamas, prisiekiu pačiu savimi viešpaties žodis, kadangi tu šitai pasielgiai, nepagailėjai man savo vienturčio sūnaus, tave aš gausiai palaiminsiu ir tavo palikuonis padarysiu skaitlingus kaip dangaus žvaigždės ir kaip jūros pakraščio smiltis. Tavo palikuonis užims savo priešų vartus, per tavo palikuonis bus palaimintos visos žemės tautos, nes tu paklausei mano balso. Tai Dievo žodis. Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams. Broliai, jei Dievas už mus, tai kasgi prieš mus? Jeigu jis nepagailėjo nė savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, kaipgi jis ir visko nedovanota kartu su juo? Kas bekaltins Dievo išrinktosius? Juk Dievas išteisina. Tai kas pasmerks? Ar Kristus Jėzus,
kuris numirė, bet buvo prakeltas, kuris sėdė Dievo dešinėje ir net uždarė mus, tai Dievo žodis. Viešpats su jumis. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus atskirai į aukštą kalną. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje, jo drabužiai ėmė taip baltai spindėti, kaip jų užbaltyti negalėtų joks skalbėjas žemėje. Jiems pasirodė Elijus ir Mozė, kurie du kalbėjusi su Jėzumi. Petras ir sako Jėzui: Rabi, gera mums čia būti, pastatykime 3 palapines, vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui. Jis nežinojo, kas sakas, nes jie buvo persigandę. Užėjo debesis ir uždengė juos, o iš debesies nuskambėjo balsas: Šitas mano mylimasis sūnus, klausykite juo. Tuojau vėl apsižvalgę, jie nieko prie savęs nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam nepasakoti, ką jie yra matę, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusiųjų. Jie gerai įsidėmėjo šį pasakymą ir svarstė, ką reiškia prisikelti iš numirusiųjų. Girdėjote Viešpaties žodį. Mėly šių mišių dalyviai, švenčiausios mergelės Marijos gimimo parapiečiai, klebonė Jaunio Kelpšai, kunigė Gediminai Keršiai, Marijos radijo klausytė tėvynėje Lietuvoje ir plačiajame pasaulyje, broliai, seserys Kristuje. Šiemet, kovo 1 drauge su Katalikų bažnyčia Lietuvoje, minime visų pasaulio lietuvių maldos dieną, kurią Lietuvos vyskupų konferencija pakvietė visus dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti Lietuvos žemės vaikus išeivijoje ir tėvynėje Lietuvoje. Pastaruoju metu išeivijoje lietuviai yra susibūrę į bendruomenės 42 kraštuose. Išeivijos lietuvių katalikų sielovadoje iš visų 66 parapijose ar misijose darbuojasi lietuvių kilmės ir kitų tautų kunigai, vienuoliai ir vienuolės, patarnaudami lietuviams katalikams savo bendruomenėse. Pirmasis kovo sekmadienis šiai maldos dienai
parengtas neatsitiktinai. Šiuo laiku lietuviai visame pasaulyje švenčia savo tautos globėjų Švento Kazimiero šventę. Jo globa išeivijoje pavadintos 9 parapijos arba misijos, taip pat Švento Kazimiero kolegija Romoje, lietuvių kapinės Čikagoje ir 2 šeštadieninės mokyklos, taip pat tėvų pranciškonų provincija. Nuo 1636 metų Šventas Kazimieras, bažnyčios paskelbtas mūsų tautos užtarėjo, o nuo 1948 metų, kuomet lietuvių tautą mynė sovietinė priespauda, Šventas Kazimieras buvo paskelbtas lietuvių jaunimo globėjo. Kadangi mūsų tauta pirmą kartą istorijoje taip plačiai ir gausiai yra pasklidusi po visą pasaulį ir kad didžioji išeivijos dalis yra jaunimas, Švento Kazimiero artumas, užtarimas ir pavyzdys šiandien kaip niekada yra svarbus ir reikalingi, kad Viešpats visus surinktų maldoje ir stiprintų kasdienybėje savo dvasią. Šią maldos dieną lietuviams pasaulyje praeitais metais buvo švenčiamos iškilmingos mišios Vilniaus arkikatedroje su arkivyskupu Gintaru Grušu, o šįmet dėkoju Dievui ir džiaugiuosi ją švęsdamas šiandien su jumis Švenčiausios mergelės Marijos gimimo lietuvių parapijoje Market Parke, Čikagos arkivyskupijoje. Mūsų lietuvius visais laikais prasminga jungia ištisa istorinė atmintis. Liepos 17-ąją lakūnų Dariaus ir Girėno atminimo dieną, kurie jie pradėjo savo istorinį atlantinį skrydį iš Čikagos per New Yorką Lietuvos link, Lietuvos Respublikos Seimas yra paskelbęs pasaulio lietuvių vienybės dieną. Kviečiama stiprinti pasaulyje gyvenančių lietuvių ir tėvynės Lietuvos artumą. Mūsų iškilų lakūnų lietuviškas ryžtas, kūrybingas darbas ir darbščios pastangos visiems laikams tapo lietuvių Amerikoje ir pasaulyje jungties su tėvynė Lietuva simboliu. Šįmet švenčiame atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės 25-metį. Tačiau nepamirškim mūsų brolius ir seserys Ukrainoje, kur siaubia karo rykštės. Dabar mums vėl ypač reikalinga apjungiantys sumanymai, bendros pastangos, kad visose lietuvių ir lietuvių kilmės kartuose gilintume mūsų krikščioniškus ir tautinės tapatybės patirtį, stiprintume laisvos Lietuvos valstybės gyvenimą ir pareigą pajusti savo bendruomeniškumą. Tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė, niekada negali būti prievartaujama nutraukti savo ryšį su tautinė bendryje. Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vieningą pasaulio lietuvių bendruomenę. Šitaip mums primena pasaulio lietuvių bendruomenės lietuvių chartiją. Antrąjį gavėnių sekmadienį ištraukoje iš Evangelijos pagal Morkų girdėjome apie šlovingąjį Kristaus atsimainimą ant aukšto kalno artimiausių mokinių akivaizdoje ir iš aukštybių nuskambėjusius žodžius: šitas mano mylimasis sūnus, klausykite jo. Kristaus atsimainimas ant Taboro kalno mus moko, kad turim nuolat atnaujinti savo krikščionišką tikėjimą, idant galėtume patirti Jėzaus dovanojimą, išganymą ir išgelbėjimą.
Žodis išganymas dažnai vartojamas kaip religinis terminas, kuris reiškia išlaisvinimą iš nuodėmės arba pasiektą amžiną gyvenimą Dievuje. Evangelistai žodžiui išgelbėjimas rašydami vartojo graikišką žodį sosejo, kuris reiškia išgydyti, išgelbėti ir netgi atkurti. Tai reiškia, jog išganimas prasideda dabar, o ne karste, ne rytoj. Lygiai kaip mes prašome Dievo Tėve mūsų maldoje, kasdieninis mūsų duonos duok mums šiandien, o ne rytoj arba poryt. Jėzaus atsimainimo įvykis arba sušvytėjimas buvo reikalingas mokiniams, kad jie sustiprėtų ir visą tai atsimintų išmėginimo valandą, kad juos neužvaldytų kasdienybėje dvasinės tamsumos, abejonės, nusivylimai, netikėjimas ir neviltis. Popiežius Pranciškus savo tėviškame laiške 2015 m. gavėnios proga mums primena, kai atsiverčia į Dievo meilę, Dievo tauta randa atsakymus į jai istorijos nuolatos keliamus klausimus. Vienas pirmykštiniausių iššūkių, kurį šioje žinioje norėčiau aptarti, yra abejingumo globalizacija. Abejingumas artimui ir Dievui, reali pagunda ir mums, krikščionims. Todėl kiekvieną gavėnią turime išgirsti mus budantį garsų panašų balsą, kad netaptume abejingi ir savyje užsisklęstume nuo pagarbos Dievui ir artimui, sako popiežius Pranciškus. Gavėnios metas mums yra ypač palankus laikas suardyti savo abejingumus. Gavėnia kviečia mus ne tiek ko nors nedaryti, bet priešingai ragina ką, kiek ir kaip daryti. Kviečia dovanoti, sušelpti vargstančius, dalytis tuo, kas šventa, taiką, ramybę, tarpusavio sutarimai, paguosti artimą ir ištiesti nuoširdžią pagalbą ir visiems, kad visiems būtų sotu, visiems šilta, visiems šviesu. Kad kenčiantys, pasiklydę gyvenimo kelyje ar paskendę savo abejingume rastų guodžiančią ir užjaučiančią širdį. Kristaus patarnavimas savo mokiniams per paskutinę vakarienę tai yra kojų nuplovimas, mums yra pavyzdys, kaip turime tarnauti, kaip būti dėl artimų, kuriame randame Dievo veidą. Visa tai padeda mums griauti savo abejingumus ir atkurti gyvenimą tikroje meilėje. Dar kartą dėkoju Švenčiausios mergelės gimimų parapijai Čikagoje ir Marijos radijo tarnybai Kaune, visoms mūsų parapijoms, vienuolynoms, katalikiškoms organizacijoms ir pavieniams asmenims už jūsų kūrybingas pastangas šiai maldos dienai drauge su visais lietuviais pasaulyje. Malda vienija mus su Dievu ir tarpusavyje. Bažnyčiai meldžiantis atsiranda tarnavimas vienas kitam ir gėrio bendrystė mums primena popiežius Pranciškus savo gavėnios laiške. Su šventaisiais, atradusiais savo pilnatvę Dieve, sudarome bendrystę, kurioje abejingumas yra nugalėtas meilės. Štai kodėl prasminga
minėti šią maldos dieną Švento Kazimiero išvakarėse, jo gyvenimo pavyzdys bei nuopelnai ir mums šiandien yra stipri atrama, kad įveiktume visus abejingumus ir širdies kietumą. Dievo ir mūsų motina Marija, globok Tėvynę Lietuvą ir visus jos išsklaidžiusius vaikus pasaulyje. Ir Šventasis Kazimierai, melskis už mus. Amen. Dabar sukalbėkime mūsų tikėjimo išpažinimo maldą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimuosius ir neregimuosius visatos kūrėją. Tikiu į vieną Viešpatį Jėzų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi bet nesukurta, esantį vienos prigimties su Tėvu, per jį visa yra padaryta, jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo, nužengė iš dangaus, šventosios dvasios veikimu, priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas, kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis, gyvų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasią, Viešpatį gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusią per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusių prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Broliai ir seserys, kreipkime akis į Viešpatį, sudėkime savo viltis į Dievą, kuris mus išklausys. Bendrą maldą apsiliepkime, meldžiam Tave, išklausyk mus. Melskime už visus žmonės, kuriuos Dievas nori išgelbėti. Tegu meta jie savo piktus darbus ir te myli šviesą, o ne tamsą. Meldžiam Tave, išklausyk mus. Melskime už mūsų šventąjį tėvą Pranciškų, mūsų vyskupą Blesį Čiupič, mūsų kleboną Jaunių ir už visus Kristaus tarnus. Te atskleidžia jie žmonėms meilę, kurią tėvas juos myli. Meldžiam Tave, išklausyk mus. Melskime už valdovus, kuriems dangaus Dievas patikė žemės karalystės. Te tarnauja jie savo tautoms, skleisdami tiesą, teisingumą ir taiką. Meldžiam Tave, išklausyk mus. Kad lietuvių šeimos, tautos ateities versmės, savo gyvenamajame krašte rūpestingai kurtų krikščioniškus namus pagal Viešpatį širdį, brangintų ir puoselėtų kaip tautinės šventovės, malonės gyventi ir Dievui, ir žmonėms. Meldžiame. Meldžiam Tave, išklausyk mus. Kad Dievui pašvestieji broliai ir seserys vienuoliai, švenčiantis jiems skirtuosius metus, savo tarnystėje visiems žmonėms būtų iškalbingais Evangelijos, pranašystės ir vilties pasiuntiniais, ypač tautiečiams Lietuvoje ir visame pasaulyje. Meldžiam Tave, išklausyk mus. Te prisimena Dievas mirusiuosius, tai Kazimierą Sabaliauskienę, Vladą Neimantą, Viktorą Burdulį, Magdaleną Burdulienę, Ireną Mitkienę, Albertą Tamušaitį 9 metai po mirties,
Julija Aukštolienė 30 dienų po mirties, Janušauskų ir Ročkų šeimos mirusiuosius, Raimond Gedman 30 dienų po mirties, Onutė Ruibienė 11 metų po mirties, Stasė Ruibi 6 metai po mirties, Janina Norkūnienė 3 metai po mirties, Kazimiera Čiurinska, Michael Muratkina 17 metų po mirties, bei Julija Petraitienė mirusią vasario 22 dieną Lietuvoje. Ir visus mūsų mirusiuosius, ir tesuteikia jiems malonę viešpatauti su Kristumi danguje. Meldžiam tave, išklausyk mus. Ir teveda mus malonė viešpaties nubrėžtų kelių, kad mūsų darbai būtų pripažinti verti Dievo. Meldžiam tave, išklausyk mus. Taip pat prašome sveikatos ir Dievo palaimos Liudvikui Mironui. Meldžiame. Meldžiam tave, išklausyk mus. Ir už visas intencijas, kurias laikote savo širdise, melskime. Meldžiam tave, išklausyk mus. Viešpatie, savo rankas saugok tave meldžiančiųjų tautą, nuskaistink ją ir mokyk. Dabar tavo palaikumą ji nužengs būsime gerybių link, to prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen.
Melskimės, broliai seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai primtų mano ir jūsų auką. Priima Viešpats iš tavo rankų šią auką. Mums visai bažnyčiai dvasinę naudą. Mišių auka Viešpatie tegu mums naikina kaltybės ir pašventina tikinčiųjų kūną ir sielą Velykų šventėms, to prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Viešpats su jumis. Aukštyn širdis. Keliame į Viešpatį. Dėkokime Viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visada ir visur tau dėkoti, šventasis Viešpatį visagali Tėve, amžinasis Dieve, per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Jis paskelbęs mokiniams apie savo laukiančią mirtį, ant švento kalno jiems leido išvysti savo didingumą, kai įstatymas ir pranašai paliudijo, kad per kančią einama į garbingą prisikėlimą. Todėl mes draugė su dangaus galybėmis čia žemėje garbinam tavo didybę, nepaliaujame giesme. Tikrai tu Viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis, todėl tave prašome šventausios dvasios galia, pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas, imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs į taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas, imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujausios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti, tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Minėdami jų mirtį ir prisikėlimą, mes tau Viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink Viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę. Globok mūsų popiežių Pranciškų, mūsų arkivyskupą
Bleisiupič, Lietuvos vyskupus ir visą atpirktąją žmoniją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, visus tuos, kuriuos prisimename šiuose šventose mišiuose, visus, kurie užmigo su viltimi prisikelti, tavo malonėje baigusių žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų ir leisk mums draugė su šventąja Dievo gimdytoja, mergele Marija, su palaimintaisiais apaštalais ir visais šventaisiais, turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo Sūnų Jėzų Kristų. Per jį, su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Kartu sukalbėkime tą maldą, kur Jėzus Kristus mūsų išmokino. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, tiek danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus Viešpatie nuo visokių blogių, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti, nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo pašlams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimu ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada telydi jūs. Palinkėkime vieni kitiems Kristaus ramybės. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie pakviesti į avinėlių puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Kristaus kūnas ir kraujas saugo mane amžinam gyvenimui. Amen.
Malda į Šventąjį Kazimierą. Visų tautų tėve, amžinasis Dieve, leisk Šventajam Kazimierui amžiais globoti mūsų tėvynę Lietuvą, lietuvių šeimas, Lietuvos jaunimą, kad mūsų širdyse liepsnotų gyvas tikėjimas ir tarpusavio meilė, kad jaunimas suprastų tyro gyvenimo grožį ir visa tauta gyventų taikoje ir gerovėje. Prašome per Kristų, mūsų viešpatį. Amen. Melskimės. Prieime garbingus sakramentus, visą širdimi dėkojame tau viešpatie, kad mums dar gyvenantiem žemėje jau leidai ragauti dangaus vertybių, tu prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Ir parapijos pranešimai. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį sekame Kristaus kryžiaus kelius po 8 valandos ryto mišių. Šiandien po mišių visus nuoširdžiai kviečiame į cepelinų pietus ir pabendravimą su svečiu prelatu Edmundu Putrimu parapijos salėje. Dainavos koncertas įvyks kovo 15 dieną 3 valandą po pietų Glen Ellen. Bilietus galima įsigyti po mišių. Ir priminame, kad kovo 7 naktį reikia pasukti laikrodžio rodiklį 1 valandą į priekį. Ir šiandien norim nuoširdžiai pasveikinti kunigą Keršį, kuris švenčia savo gimtadienį. O gimtadienis kiekvienais metais būna vasario 29 dieną, taip kad turime 8 metų amžiaus kunigą, jauniausią kunigą žemėje. Aš taip pat pridėsiu, kad sveikinam ir Dalią Žarskus, mūsų bažnyčios puošėją, kuri taip pat švenčia šios savaitės pabaigoje savo gimtadienį. Pasveikinkim ir Dalią. Kaip šios parapijos vadovas, klebonas, noriu padėkoti visiems, kurie šiandien atėjote, kurie neišbėgote į Kaziuko mugę, bet atėjote maldai už pasaulio lietuvius, už tą vienybę, už broliškumą, už meilę vienas kitam. Dėkoju prelatui Putrimui, kuris atvyko iš Kanados, pabūti su mumis, švęsti. Dėkoju visiems, kurie padarė viską techniškai, kad šios šventos mišios būtų transliuojamos gyvai per Marijos radiją Lietuvoje ir Lietuvos žmonėm, kurie klausėsi. Su jais atsisveikiname, linkime jiems viso ko geriausio, Dievo palaimos, gražios gavėnios ir prisikėlimo Velykų. Dėkojame choristam už gražias giesmes ir lauksime jūsų parapijos salėje. Viešpats su jumis. Te laimina jūs visagalis Dievas Tėvas, Sūnus, Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jūs viešpaties malonė. Dėkojame Dievui.